Grožio medicinos pasaulyje vis daugiau dėmesio sulaukia neinvazinės procedūros, viena iš jų HIFU. HIFU technologija veikia ne tik giliuosius odos sluoksnius, bet ir geba pasiekti poodinius audinius ir riebalus, būtent ten, kur plastinių operacijų metu dirba chirurgai. Rezultatas – stangresnis veido ovalas, pakelti antakiai, mažiau pastebimos raukšlės, skirtingai nei po plastinės operacijos, po HIFU nėra jokio poprocedūrinio laikotarpio. Optimalūs rezultatai dažniausiai matomi po 2-3 mėnesių. Ši procedūra tinka maždaug nuo 30 metų amžiaus moterims ir vyrams, kurie pastebi, kad oda praranda elastingumą, glemba, tačiau nori natūraliai atrodančio rezultato be pjūvio ir ilgo atsistatymo periodo. Ar ji tinka visiems be išimties? Tikrai ne. Todėl prieš atliekant procedūrą rekomenduoju pasikonsultuoti su procedūrą atliekančiu gydytoju. Paminėsiu 3 pagrindinės priežastis, kada vietoje norimo HIFU veido patempimo efekto galite gauti atvirkščią rezultatą, labiau suglebusią odą. 1. Netinkamai parinktas pacientas. Jeigu oda labai plona ir gana stipriai suglebusi, HIFU nesuteiks norimo efekto, o kai kuriais atvejais gali netgi pabloginti esamą situaciją. 2. Per stipriai atlikta procedūra. Dėl per aukštų procedūros parametrų gali būti paveikti poodiniuose audiniuose esantis riebalai, ko pasekoje veidas praras tūrį, o oda suglebs. 3. Per dažnai atliekama procedūra. Procedūros nerekomenduoju kartoti dažniau nei kartą per metus. Priešingų atveju tai veda prie tūrio praradimo ir odos suglebimo.